Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Daug kas klausė, kaip aš atradau islamą, kodėl pasirinkau šitą kelią. Tai aš trumpai pabandysiu jums paaiškinti, kodėl taip priėmiau tokį sprendimą. Tai seniau aš gyvendavau visiškai kitokį gyvenimą. Kas mane pažįsta iš seniau, tai negali patikėti, kad aš ant tiek pasikeičiau visiškai į gerąją pusę. Tai irgi seniau ten biški klystkeliais buvau nuėjęs. Tikėjimą, tai Dievu tikėjau kaip ir visą laiką, bet kol atradau teisingą tikėjimą, tai biški užtruko, nes išbandžiau ir visokių kitokių tikėjimų, ten visokiom energijom, skaičiais, ten kuo tik netikėjau, ir labai dažnai tais tikėjimais tekdavo nusivilti. Tai apie islamą sužinojau iš sesės, jinai pirma šeimoje sužinojo, jinai man daug papasakojo ir kažkaip dar prieš tai buvau iš vieno žmogaus girdėjęs, kad įmanoma suartėti su Dievu, ta prasme, priartėti prie Dievo. Tai žodžiu, aš daug mąsčiau apie tai, mąsčiau, kodėl mes čia gyvenam, kodėl vyksta tam tikri įvykiai. Mąsčiau ir kažkaip priėjau prie tokių išvadų, kad Dievas turėtų būti svarbiausia mums gyvenime, nes dažniausiai, kad tik tais jam ir tu labiausiai rūpi iš žmonių, tarkim. Tai žodžiu, sužinojau apie islamą ir pradėjau kaip ir praktikuoti tikėjimą. Ten atsisakyti, tarkim, kažko blogo, nes kai kažko atsisakai, Allah suteikia tau kažką geresnio, Dievas. Tai žodžiu, ir po biškį palaipsniui mano gyvenimas pradėjo keistis. Tai dabar šiai dienai tai manęs visi seni pažįstami negali patikėti, kad aš kad pasirinkau tikėjimą, kad įsigelbėjau už to viso klaidingo, kaip sakant, kelio. Nesakau, kad jūs klaidingai, tarkim, bet kad jūs ta prasme klaidingai gyvenat, bet mano tas praeities gyvenimas nieko gero nežadėjo. Tai tik atradęs islamą aš pradėjau... Vidutinio greičio ruožas. Atsiprašau, čia biškį navigaciją pamiršau išjungti. Tai tik atsiradęs islamą mano gyvenimas pradėjo gerėti. Aš supratau, kas gyvenime yra svarbiau. Nes prieš tai aš nežinau, kas gyvenime yra svarbiau. Kodėl turi bandyti kuo geresniu būt, kad apie pomirtinį gyvenimą nieko negalvodavau, nes kažkaip irgi ten galvodavau, kad tarkim, irgi buvo toks momentas, kad tikėjau, kad Jėzus gimė dėl mūsų nuodėmių, ta prasme mirė dėl mūsų nuodėmių. Tai šitas tikėjimas man visiškai naudos neatnešė, nes kaip ir nieko daryti nereikia stengtis, nereikia, atrodo, ta prasme, kad viskas jau tau rojus, bet taip nėra. Mano manimu taip nėra, nes kiekvienas mūsų
padarytas geras darbas arba blogas darbas mus priartina arba prie rojaus, arba prie pragaro. Tai žodžiu, galvot, kad tau, ta prasme, bus atleista ir daryt nuodėmes, tai nėra teisingas sprendimas. Tai maždaug va tokia mano ta istorija islamo atradimo. Ir džiaugiuosi šiuo kaip ir nauju gyvenimu.